Labą dieną. Mes nupirkom nesąmonę. Nusipirkom visiems pamirštą nesąmonę. Ir tai ne Toyota. Esam miške atvažiavę prie vienų garažų, prie savo naujojo, Karina sakė, žvairo automobilio. Tai einam link jo, parodysime nuostabų daiktą. Tai šis nuostabus daiktas. Tai žvaira, tu pažiūrėk. Oi. Nu, žvaira, ne žvaira, dabar mūsų. Oi, labai šlapia. Čia tiesiog kapotas gal neuždarytas iki galo. Viskas čia gal dar bus gerai. Čia, žodžiu, laikini. O tas pliusikus derinai prie aplinkos? Čia dar su varatinkliais viskas, žodžiu, rakčiukai prabangus. JMA parašyta. Labai man patinka. Spinelė kokia išmalta. Tai va, tuoj šitą galėsiu parodyti. Ar ten lapukai kažkokie? Ką? Ten plunksnos ar lapukai? Lapukai, varatinklis. Čia viskas, ką tik tai tu nori. Jei labai nori, jei labai reikia. Tai čia kapotas tiesiog neuždaryt buvo. Esmė tokia, kad mes pirkom. Minutėlė. Nu tai kur tu vaikštai purvynais čia? Kur atvežė ten ir vaikščiau? Žodžiu, tai esmė tokia, kad jinai buvo apžiūrėta. Aiškus jos defektai. Tai defektas numeris 1, kuris pats įdomiausias, tai vairo stiprintuvas. Jisai daro grėtinę, nes kažkur gaudo orą ir padaro grėtinę, realią grėtinę. Ta prasme, bėga grėtiniai iš mašinos. Defektas numeris 2, dėžė normaliai leidžia. O toliau tai šiaip daug defektų. Labai geras automobilis. Šiaip tai jo. Sėdi ir važiuoji. Jo, važiuoji, kreivai vairas stovi, šitas bamperis ne tos spalvos, remelis labai šlykštus. Kam nebūna, nu? Kapotas, nežinau, čia tikiuosi, kad jisai užsidaro normaliai, nes, kitu atveju ne kažką. Žodžiu, šudinai perinktas motoras šiek tiek tikriausiai mėlyną dūmą meta. Kas yra po kapoto? O po kapoto 2.5 V6. Jeigu ką 1.8, originaliai 1.8, čia 1.8, nežiūrėkit. Svarbiausia nežiūrėt labai atidžiai. Žodžiu, turim pelėsių ir kerpių viduj. Mes čia turim tiek, nesąmonė. Žodžiu, bus smagu. Oi, bus smagu. Čia net voras, Matau tik vieną pliusą šitoj mašinai. Čia, žinok. Šitie vat violetiniai vat. Jo. Žodžiu, kas įdomu tai, kad čia net voras numirė. Tiesiog ant sėdynės. Tu ten kur prapuoliai. Žodžiu, čia net voras numirė ant sėdynės. Turim o skanumo, o gražumo, o laidynas nuostabus. Jo, bet čia šiaip viskas kaip gražu, tu pažiūrėk. Šitas iš tikrą aliumą. Tikras metalinis kelimėlis. Reiks priduoti metalą. Jo. Ką čia dar gero turim? Oi, Na, iš tos serijos, kai išsiuntei į parduotuvę ir nuperka vat vyrai tokį vaškudą. Tai sakė, kibirą reikia nupirkti. Kibirą reikia, o tai nupirko, tai va tokį kibirą. Oi, reikia, pažiūrėkim, gal bagažiniai kažkas geresnė yra. Oi. Šiaip tai čia tvarkinga, kaip klausyk. Aš esu nustebęs, kaip gali būti taip tvarkinga mašinai. Nu ką tu filmuoji? Ne, oi, čia biški lijo kažkur, kažkur. Kažkur, nekur. Biški vanduo. Nu gerai. Jo. Gali prie mašinos klijuoti žaibas makvynas. Oi, šita mašina žata tik tai dėl to, kad jinai yra V6. O šiaip tai nieks nemyli šitų mašinų, bet man jos patinka. Nuostabus automobilis. Kažkudas, va šitas mane patinka. Nu,
Yra tik vienas ar du automobiliai Lietuvoje, kurie neturi to galinio valytuvo. Nenoriu girtis, bet pas mus vienas kieme stovi. Tai žodžiu, gal ir šitą. Žinok, bus 3. Gerai, gal šitą mes ją prikelsim ir gal jinai bus gyva. Žodžiu, kol kas čia visur laidynas ištampytas, podiumai, nėra muzikas. Ne? Nu, Aš galvojau, kad galėsim jau šiandien paklausyti penktadienį. jo. Žodžiu, visa apleista. Tikrai jos paskutiniu metu nemylėjo. Galėsiu parodyti, šiaip aš ją esu apžiūrinėjęs prieš 6 metus, kai galvojau savo pasimti ir jos išvaizda viskas buvo visiškai kitokia. Jis buvo antiek gyvas automobilis iš tikrųjų. Palyginus su dabar, tai diena ir naktis yra jo skirtumas. Tiesiog. Dabar jinai atrodo kaip miręs automobilis. Nu, tragedija čia. Nu nesakyk taip. Nu viskas bus gerai. Dar mum ir akumo gyvo nepaliko, tai tikėtina, kad ir neužsikursim dar. Dar ir aišku, būtinai viskas turi būti priparkuota kažkokiai tešloj, ta prasme. Jeigu jau tipo Max mašinai tai būtinai turi būti ir čia. Kaip tu kalbi? Atsiprašau, užpypinsim. Tai turi vat būtinai ir va čia viskas aplinkui būtų puiku. Vat batai šokoladiniai. O dabar kur pliusas, kur minusas, aš nebeatsimenu šitoj mašinai. Yra problema. Kol kas čia vien minusai. Davai, šitą sudeginsim. Jeigu sudeginsim, tą saugiklį bus blogai. Man yra vieną kartą buvę. Žinau, nereikia. Nesakysiu, su kokia mašina. Nu, aš žodžiu. Tikiuosi, kad taip. Nu, klemba, pagal idėją, tai čia turėtų būti pliusas, ten minusas, taip? Aš nežinau. Verta pabandyti. Galimai akumas ant tiek sėdės. Nu, aš norėčiau tuo tikėti. Galim pažiūrėti, ant kiek šitas akumas yra miręs. Bet pagal tai, kad net žiežirbos nebuvo, tai gali būti, kad nelabai. Oi! Viskas gerai. Jo, viskas gerai. Viskas gerai. Oi, palauk. O tai raktas, kas tavo raktas, kas tam raktų? Oh my god. Mes turim problemą. Mes turim problemą. Kodėl, kas raktų įvyko gyvenimas? Aš nežinau. Mes turim problemą. O, jis toks ir buvo? Ne, liktai. O kur tai laikė? Aš tiesiog atrakinau mašiną. Kaip tai yra įmanoma, ta prasme, kad raktas, vat... Girdi, čia šauda. Nu, girdžiu. Oh my god, nu kaip tai įmanoma, ta prasme, man reikia kito rakto. Šitam raktui, kapėt. Duok raktą iš arčiau. Nu, aš pabandžiau jau jį patiesinti, bet žinok, yra problema. Nu, kodėl? Tarasne, aš norėjau su jais išvažiuoti šiandien iš čia. Su tuo bėgančiu stiprintuvu, su viskuo, bet išvažiuoti savo eiga. Aš galiu tave pastumti. Nu, netoli tu pastumsi, žinok. Čia visur įkalne. Nenuvertink tu manęs, nenuvertink. Bet tai, vau, raktui tiesiog amen. Nu, kaip tai įmanoma tiesiog? Atmašina visą. O kaip tu ją atrakinai? Su raktu. Kokiu būdu? Nu, va taip pat jis atsirakino ir lūžo, nu. Ai, tai jisai... Aš rimtai sakau, jisai atsirakino ir lūžo, ir so, ir dabar jisai yra lūžęs. Ir viso, ir jisai yra lūžęs. Koks oras, tokia ir mašina. Tikiuosi, kad filmuoji. Jo. Tai tu čia bumbėtum dabar. Aš ir dabar bumbu. Ta prasme, nu nedžiugina tiesiog tokios situacijos absoliučiai. Tu gali savo trūsų nerodyti. Nu, atsiprašau. Atsiprašau.
kelnes patenka į viršų, jėzu, kaip apsišykęs vaikšto. Dabar geriau? Normaliai. Nu gerai, dabar bent jau šitą. Nu va, ko čia trūksta, kad šitą kažkur galima būtų įstatyti vietą. Kogi čia trūksta? Kogi, čia visko trūksta. Jo, šiaip viskas būtų gerai, bet va šito trūksta tik dėl to. Jo, tik dėl to, taip. O čia va, ten išlenda kažkas, čia išlenda. Nu, Nesvarbu. Bet labai gražus šitie va violetiniai. Jo, žodžiu. Ai, nu, tai jo. Houston, we have a problem. Tiesiog tas kapotas. Tipo, bet kas gali ateiti ir tiesiog ką nori. Vorą, pavyzdžiui. Akumą, kuriam mirtis. Ir vorą. Eina šik tiesiog. Nu kaip taip įmanoma, nu ta prasme, nu kaip raktas gali lūžt. Ai. O tai mes dabar bent jau užrakint galim? Nu, kai jėgos yra, tai ir proto nelabai reikia, nu ką aš galiu pasakyti. Negalim. Sen Julį čia paliks nakvoti. Saugo. Aš nežinau, ką pasakyt, bet tai yra žiauru tiesiog. Čia yra žiauri situacija. The next morning. Tai nauja diena. Vakar nelabai pavyko pasigaminti raktus Mazdai. Kodėl? Nes vienoje vietoje tai depo mokinys atsisakė gaminti, o kitoje vietoje Akropolį parekomendavo pagal kodą bandyti pagaminti, nes irgi bijojo tiesinti. Tai šiandien važiuosim į dar vieną vietą ir bandysim pagaminti raktą, o šiuo metu turiu kitą raktą. Vakar naktį, nu beveik naktį, nupirkom BMW 5 serijos. Žodžiu, neužkūrė miksą, nusprendė reikia kitą paimti, kurį gerai užsikurs. Reikia kito kibiro. Yra keli raktai, pastų kibiros. 3 raktai, visi originalūs. O, yra 3 raktai, tiesiog tai dabar neturėsim. Bet... Einam parodys kitą kibirą. Nu, ne, aš nerodysiu tada. Tadam. Nu, kur į tau kibiras, nu? Nu, gerai. Iš komplektacijos jinai ne kibiras. Šiaip čia yra 3 litrai dizeliukas automatas, ne faceliftas, priekiniai žibintai faceliftiniai. Ką mes turim viduj? Tai Einam į vidų? operatorius, praeinam, pafilmuojam. Traukės, vėl, ta prasme, Kas? vėl, va, danga, va, tokia, va, vaikščiot. Problemas. Žodžiu, ką mes turim? Turim gražias apdailas, šildomas, ventiliuojamas sėdynės, elektrinį vairą, hedapą. Turim gale šildomas sėdynės. Užuolaidėlės minėjau. Ką nori, aš čia parodysiu, kas čia A užuolaidėlės aš jau minėjau. Technikinę turim. Kažko neturim. Nu, žodžiu, svarbu dar kėbulo nerodyti, nes čia šitą nestiprioji mūsų pusė. Bet, nu, šitą tokia, nu kam nebūna. Viskas normalu, mašinai šitą daugiau nei 20 metų. Matos, kad va, kas čia vakar priparkavo jo, taip? Nesakysiu, kas priparkavo, bet prasideda K, baigėsi A. Turim bagažinį. Oi. Čia, žinok, karma greit pareina. Čia ne Kažką karma. blogo sakai, Žodžiu. bagažinė, BMW. Pafilmuok. Nu, Čia ką vat buvo. Nu, ką man pafilmuoti? Vidų gal? Nenoriu. Ten, žodžiu, buvo esminė, kaip visada, problema BMW. Vyko BMW gyvenimas. BMW degėsis buvo. Tai dabar trūksta visų plasmasių. Pliuso laidas yra pakeistas į naują. Bet dėl pliuso laido buvo pradėjusi jinai svilti. Gerai, kad laiku buvo sustabdytas visas šitas maniovras. Tai, žodžiu, turim va tokį va automobilį. Kas ten? Ten remelis nepritvirtintas. Nu ir ką, bandom užsikurti. Akumuliatorius šitą, kadangi mašina dažniausiai daug stovi, tai irgi nėra mūsų stiprioji pusė. BMW. Jo. Transmission fault rašo. Žinok, aš vakar važiavau, Rašo. buvo viskas Have a gerai. problem. Nes Acceleration. tu sėdai BMW ir kibirų išvadinai.
Tu O, supranti, dingo, kad nebėra problemos. Taip negalima daryti. Nebėra problemos, Tu sakau. supranti. Važiuojam. Pažinai savo klaidą. Važiuojam. Kodėl man su bamsais visada viskas gerai? Mes turėjom Batmaną, kurį tik Juliui visada mėtydavo čekus. Visada, absoliučiai. Panašu, kad tai jau ne automobilio defektas, o tarpinės vienos defektas. Padarė raktą. Turim naują raktą. Seną sugebėjo atstatyti. Sakė labai stengtis nenaudoti. Tai esu nustebintas, nes kiti atsisakė daryti kažką. Tai buvom cupę, padarė. Per pažįstamus. Žodžiu. Švogerių šaly. Jo, ir žodžiu, išplojom BMW. Galėsim paprodyti jo išorinę užilgą, kaip kas atrodo. Reikės jį paspalvinti, pavalyti dar. Ir bandysim jį pardavinėti. Arba dar kažką jam patvarkysim gal. Teisingai, BMW reikia glostyti. Jo, reikia cacą glostyti šitą. Šitos cacos genda. Viskas gerai. Nu, graži mašina taip. Komplektacija faina taip. Bet ir prižiūrėti reikia. Valgyt nori? Noriu, aišku. Matosi. Gerai. Važiuojam. Mėgstamiausias garsas. Tiesiog plius minus eilinė diena, kai BMW vairuoja, visada turi šitas garsas būti. Kas nors. Šiuo atveju Parktronikas. Ne, aš nesu heiteris, man patinka BMW automobiliai, ta prasme, čia yra ir head-upas, čia gera komplektacija, nu viskas fainai, ta prasme, aktyvi ta kolonėlė, kur čiut pasuki vairą. Viskas fainai. Bet tiesiog jie, nu, ta prasme, juos reikia normaliai prižiūrėti. Žmonės dažniausiai jų normaliai neprižiūri ir dėl to Lietuvoje mes turim, nežinau, 9% lavoninių tų BMW ir nu, ką tada apie juos sakyti, ta prasme, nu, tiesiog ką sakyti apie juos. Bet čia dabar nesąmonė šneka, kad su Audi jis neturėjo jokių bairių. Tokių bairių nėra buvę, nu, ten tipo genero diržas. Jo, mes turėjom S4. Taip. Fight! Aš visada sėsdavau į mašiną Nu, ir ten užsidegdavo čekas. Čekas ten iš gamyklos Aš eina. išvažiuodavau iš serviso ir jai vėl užsidegdavo čekas. Nu tai čia normalu. Ir jai visi čekai, kurie gali būti, Ne jie visi. visada. Ten viskas, ten pagalvės man užsidegdavo, kai aš liuką atidarinėdavau. Ta prasme, apie ką mes šnekam. Gerai, bet jinai visą Jie laiką. visą viską darė. laik mėtydavo čekus. Taip. Nu, jin tokia mašina tiesiog. Tiesiog. Jin Tada tiesiog tokia Audi mašina. ček. Taip. Ne S4, o Audi ček. Taip. Galėtų būti tokia. Galėtų, nu ta prasme, nu ir kas. Žmogus, kuris turėjo S-kę, Nu, jai visada degdavo Taip. čekas, Nu. dabar sako, kad Audi vat nebūna taip kaip BMW, vat Nu, BMW taip. blogiau nei Audi. aš nesakiau, kad blogiau. Aš tiesiog sakau, kad bent jau Audi, nežinau, nu tikriausiai užmušti yra sunkiau. Ta prasme, Nu realiai. visos jos užsimuša. Nu ne. Ai, susitiko BMW ir Audi. Po kairę nuo manęs sėdi Audi. Prie ko čia? Nu, nes Aš tu neturiu Audi. Tu visada stumi. Kur? tamsu. Tu į F-kę sėdi, atsisėdi. Nu, tai ten iškrenta visi Ir tau daiktai. daiktai O, iškrenta MV. Bayern ir motorin verkia. Verkia. Verkia motorin. O, vėl dingo. O, susitaisė. Pradedi jos kalbą šnekėtis, kas Jo. gerai būna. Bayern. Was is good? Automobil. Tu gali nerėkuti. Negali. Šita mašina, vat, agresiją šitą provokuoja. O, kažkieno mama važiuoja. Oi, žodžiu, Bayern motorin verkia. O! Dar reikia durys, palauk, tu. Palauk. O, girdėjai? Bitė. Žiūrėk, palauk. A? Ne, reikia dabar tavo atidaryti.
Kodėl garso nėra? Palauk, reikia gal kažką padaryti. Reikia kažką padaryti, kad Va. būtų garsas. Palauk. Kur bitė dingo? Nu gerai, einam, kitą kartą parodysim bitę. O, palauk, veidrodėlis, atsimenu. Man atrodo... Oh yeah, veidrodėlį užsilenkė. Tie veidrodėliai negali sakyti daugiskaitą iš tikrųjų. Nes, nu, viens savo parapijoj einam iš čia. Terapija. Man atrodo, tau reikia terapijos. Taip, man reikės psichologo pagalbos po vairavimo BMW. Čia ta prasme, kai galima tuos garsus daryti, žinai, ten tas terapijas, vat garsų. Tuoj palauk. Super. Later that same evening. Aš žinok, nenoriu ten eiti. Aš Taip. gal eisiu aplink. Gerai, žodžiu, vairo stiprintuvą pripyliau, grėtinės yra iš ką gamint. Dabar reikia ją šitą pabandyti, boosterį uždėti, pažiūrėsim, ar užsikurs šitas daiktas. Nu gana, kur tu vaikštai ten? Nu tai kur tu atveži ten ir vaikštai? Aš neatvežiau, pati atvažiavau. BMW. Koks geriausias automobilis? Mazda? Ten Julius, aš jį gal ir pafilmačiau iš arčiau, bet dėja. Tokios galimybės neturim. Turim. Aš neeisiu ten. Tai čia ateik. Neeisiu, Kodėl? nes bala. O tai kaip tu iki ten nuėjai? Peršokau. Gali pastrik atgal šiaip. Aš nedarysiu strik pastrik O dabar. tai kam tu ten būni tada? Tai tu eisi kurt. Tai būtent. Nu. Kodėl aš turiu strik pastrik daryti pastovę? Va, taip va ir gyvenu. Gerai, aš nematau, kur čia pliusas, kur minus. Vėl pametė ir pliusą, ir minusą. Oi, tai čia pliusas turėtų būti? Čia minusas turėtų būti. Jeigu klaksi šitas daiktas, Tai reiškia, geras jisai- ženklas. Oi. tai nėra geras ženklas, tiesiog tai reiškia, kad krauna. Nu tai Gerų yra ženklų. geras ženklas. Nežinau. Čia gerų ženklų neįtin daug. Kol kas. Bet degimas yra. Lemputės dega. Jo. Boosteris verkia, krokodilų reikia. Va tokie tie geri ženklai kartais būna, ne geri. Oi, boosteris kaip išliumt, pradėjo zyst. Šarėlė, norėtės. Kodėl? Kodėl taip įvyko? Kas? Ar ašarėlė? Kokia šarėlė? Aš jau privalau jūs palikti. Gerai, supratau. Tai galite mus tada palikti. Aš pafilmuosiu pats. Šitą. Tik nežinau, ar užsikurs jinai man kada nors. Nes man reikėtų krokodilų. Galim užklausti. Čia. Jep. Jo, все. Mes turim du vairuotojus ir apsivėmusi mašiną. Jai nepatiko važiuoti su Mindė. Va čia grėtinė. Grėtinė, va tokie grėtinė. Špaklius. Į salotas. Koldūnų nori? Cezario salotas. Ar jūsų automobilis turi mėlynus diržus? Manau ne. Ar turi Rekaro mėlyną saloną į spalvą? Manau ne. Ar turi apdailas į spalvą? Manau, kad ne. Bet visą tai jūs gali turėti
pirkdami šį Opel Astra Coupe. Visas toks gražutis, sportinis vairas, automatas, benzinas dujos, 2.2. Užsiveda, važiuoja, viską daro. Čia į čeką nekreipiam dėmesio, tiesiog katalizatoriaus nėra, jau kaip pirkau nebuvo. Linėja Blue vadinasi komplektacija. Automobilis šiaip tikrai labai gyvas, labai patinka, tai jeigu kam reikia, parašykit. Atvažiavam su Opeliu, pasidarysim teptuką dažų ir paskui išplausim normaliai iki galo automobilį ir galima bus spalvinti. Žinoma, dar reiks čia visur prasiurbti, nes purvina visur yra. Cheminio gal labai nedarysim, bet bent jau prasiurbsim, pagražinsim, kad padoriai viskas atrodytų, nes dabar tai čia nesimato, kad čia linėja Blue parašyta. Tai va, tai sutvarkysim, padarysim, tuoj ruošim pardavimui. Teptuką jau turim. Štai ir teptukas padarytas. Reiks po to pažiūrėti. Gerai spalvą padarė, bet šiaip visą laiką daro gerai. Ką norėjau papasakot, tai kaip šitas Opelis buvo nupirktas. Tai jis tiesiog buvo rastas skelbimuose, rastas Klaipėdoj. Pasiskambinau, žmogus važinėjo virš metų, atvažiavau, nu tai žmogus ten savo šrotą turi, pasitikrinom tą automobilį, išbandėm, viskas tiko, iš esmės patiko, su kaina suėjom. Ir kadangi man patinka kažkokie vis tiek su kažkokiu šarmu ar kažkokie bent šiek tiek išskirtiniai tie automobiliai, ta prasme, arba bent jau komplektacija kažkokia, tai ir buvo paimtas. Nu va, prasisiurbėm, prasivalėm šiek tiek Opelį. Viskas dabar geriau atrodo. Bent jau užrašas matos, aišku, čia jisai visas toks suvarytas jau. Dabar laikas fotkinti. Ką tik pabuvau savo natūralioje aplinkoje, sufotkinau automobilį, viską pasiruošiau, Opeliukas dabar, čia su teptuku jau buvo patepliota, Opeliukas atrodo va taip, tiesiog saldainis, kuris keliaus tuo į pardavimus ir galės kažkas juo džiaugtis, mėgautis. Aišku, ten jau kažkokio patvarkymo minimaliai jam reikėtų. Jaučiasi, kad kartais ABS-as, nežinau, pats gal daviklis ar kažkas duoda apie save žinot. Kažkas prie rato lygtais liečiasi kažkurioje vietoje, tai reiks dar pasižiūrėti, galbūt pavyks sutvarkyti, o šiaip žiauriai geras daiktas. Taigi, toks Opeliukas keliaus pardavimus.